Projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra dalyviai ne tik sunkiai repetuoja ir mokosi sportinių šokių žingsnelių, bet ir aktyviai pramogauja. Paskutinėmis vasaros dienomis šokėjai ir žvaigždės buvo pakviesti į neseniai duris atvėrusi Antano ir Dainos Bosų viešbutį Gamtos perlas Karklėje. Čia projekto dalyviai aplankė mini zoosodą ir iškamšų muziejų, mėgavosi šalia esančią Baltijos jūrą, daug ilsėjosi ir skanavo pačios šeimininkės gamintą ypatingą kiaušinienę. Čia vyko ir speciali žurnalo Žmonės surengta vasariška fotosesija. Vieni dalyviai pozavo Baltijos jūros bangose, surengė smagų paplūdimio vakarėlį, kiti pozavo jachtoje. O tie, kas gyvenime mėgsta aktyvesnės pramogas, nepabijojo žirgais prašuoliuoti laukinių pajūrių ir skrodė bangas jėgos aitvarais. Oi, fotosesija iš tikrųjų Karklėje buvo nereali, labai buvo faina, bet žiauriai buvo šalta. Ta, ką žmonės mato žurnale, internete, tai toli gražu ne tas vaizdas, kurį mes jautėm ir matėm. Ateinam į tą pliažą, o Dieve, tai dabar reikia nusirengti. Ten daug mergų įsirengusių buvo, bet jos tai aš neįsivaizduoju, Tina ypatingai. Tai jiegi ten su Tadu ištisai netgi ten vartėsi, žodžio, to paplūdimio ir jūroje, ta prasme, vandenį, kuris ten buvo plius, aš nežinau, kiek ten laipsnių, gal kokį 14 ar kiek ten. O kiek džiaugsmo, žiūri, tas nuotraukas atrodo plius 30, kokia Egiptas, nežinau. Super įspūdį tai padarė, nerealų. Aišku, kai paskui ten įlindi tą vandenį, kažkaip aistra valdo.